Kodėl kai kurie vyrai internetiniuose komentaruose tampa gladiatoriais. Kągi, video apie tai, apie jūs heiteriai, todėl šitas video bus ilgas iš tikrųjų ir manau, kad daugeliu gali būti visiškai įdomus. Taigi, piktų komentaro autoriai dažniausiai pasižymi taip vadinamos tamsiosios triados bruožais. Narcisizmas, sadizmas ir psichopatija. Jie linkia ieškoti dėmesio, dominuoti ir mėgautis kitų žmonių emocinių diskomfortų. Taip, tie, kurie rašot apie mane, čia yra apie jūs. Taigi, psichologinės savybės, beje, čia yra naujausi tyrimų duomeniai, ekspertų įžvalgos ir ne mano sugalvoti dalykai. Taigi, psichologinės savybės, narcisizmas. Šis asmuo iš tikrųjų trokšta dėmesio ir pripažinimo. Jie komentuoja ne tam, kad diskutuotų, o tam, kad parodytų savo kažkokį tai pranašumą. Psichopatija. Jiems būdingas empatijos stoka, impulsyvumas ir polinkis į manipulaciją. Jie dažnai rašo komentarus tiesiog tam, kad netgi nejausdami jokio gailesčio ar kažkokios tai atsakomybės jausmo. Na, o sadizmas, tai kai kurie komentatoriai mėgaujasi kito kančia, galvoja, kad įžeisiu, tai kažką tai pakeisiu. Jie jaučia malonumą, sukeldami emocinį skausmą, provokuodami ir tiesiog stebėdami reakcijas. Taigi, emociniai motyvai, kurie skatina tai daryti, yra pyktis ir nusivylimas. Komentarai tampa būdu tarsi išlieti susikaupusias emocijas, tų žmonių, kurie tiesiog jaučiasi bejėgiai realiame gyvenime. Tad internetas iš tikrųjų tampa jų emociniu išėjimu. Priklausomybė nuo konflikto. Kai kurie komentatoriai tampa tiesiog priklausomi nuo adrenalinų, kurį sukelia konfliktas. Jie ieško nuolatos naujų aukų ir temų, kur galėtų išlieti tulžį. Ir anonimiškumo efektas. Internetas iš tikrųjų suteikia galimybę slėptis už slapyvardžių, būti anonimu. Todėl žmonės jaučiasi saugus, reikšdami neapykantą be pasekmių. Taigi, socialiniai tokie aspektai, kurie padeda išlikti tokiems žmonėms, tai yra žemas savivertės lygis, izoliacija, polinkis į kraštutinumus, konspiraciją ir netgi kraštutininės nuomonės. Todėl heiteriai, kurie rašot man Facebook'e, TikTok'e ir kaip nors kitaip norite mane pažeminti arba įžeisti, tai žinokit, jūs rašot apie save. Man tiesiog yra lietuviškai nusišiktant jūsų.